Labas rytas, kolektyvas. Senai bematytas, senai begirdėtas. Lemba už lango pastoviai. Niūrų, tamsų, sniegas arba lietus. Dar Brazauskienė su savo perliukais. Vasara baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. Tad aš nusprendžiau važiuoti ten, kur šilta, kur prasidėjus vasarą, kur galėsi biškelį atsipūsti, atsipalaiduoti. Ir sugalvojau aš tokį dalyką. Keliausiu į Vietnamą ir ten nusipirksiu motociklą, motorolerį tiksliau. Keliausiu ne vienas, keliausiu su draugu, pasimsiu motoroleris ir bandysim važiuoti aplink Vietnamą. Nuo Vietnamo šiaurės iki Vietnamo pietų. Važiuosim nuo Lung Tsu vėliavos bokšto esančio šiaurėje iki Kai Long kyšulio esančio pietuose. Tai čia bus apie 4000 plius minus kilometrų. Žinoma, suksim tokį ratą pro Laosą, nes kadangi leidžiamės Hanojui, tai suksim link Laoso, pro Kiniją, palei sienas, nuvažiuosim iki šiaurės ir tada iš šiaurės tiesiai į pietus. Gausis, kada pažiūrėsim visą Vietnamą, tai žiūrėsim, kokie iššūkiai, kokie nuotykiai. Aišku, aplankysim vietas vienokias, kitokias, įdomias, neįdomias, nežinau, žiūrėsim ateityje. Bet kaip bebūtų, nėra čia lenktynės, tad nereikės, kad važiuojam kiaurą parą. Tiesiog per dieną apie 100, daugiau galbūt, gal mažiau kilometrų pravažiuosim. Kažkas to. Nusimato ilgas skrydį šiandien. Skrisim iš Bergeno, esančio Norvegijoje, į Kopenhagą. Iš Kopenhagos turim persėdimą į Stambulą ir iš Stambulo jau į Hanojų. Bendruoju sumoj skrydis apie 19 valandų kažkur. Tai biškelių užtruksim, bet ko dėl kilnaus tikslo nepadarysi. Tai va, dabar ką? Keliauju pas draugelį, žiūrėt, kuris dingęs. Ir sėsim į lėktuvą, prasidės kelionė. Ir manau, jau susitiksim Hanojui. Nu ką, brangiai, viskas, išlipam. Einam. Pirmieji žingsniai Vietname. Jau turim grabą vairuotoją. Hello. Hello, xin chào. Xin chào. Xin chào, it means Hello. good morning or Good morning. good morning. Good morning, xin chào. Varom. Iš karto. O, driver. Mūsų driveris. Sakė tas juos. Viliuks. Bet ne. Aš jau galvojau, su tuo lieksim. Nu. Orai tokie, blemba, žiauriai dušna. Lyg ir apsiniaukia, lyg ir prie lietaus toje atrodo, žiauriai dušna iš tikrųjų. Bet nieka, gerai bus. Ką, lėkiam į viešbutį, nusimesim daiktus, palysim po dušu, nes savijauta tokia, kaip girti esam. Pamiegojom apie pusę valandos lėktuve. Tai taip, tokie, kai šlapių maišų trenkti. Ir galėsim lysti miestą. Ekskursijai. Na ką, einam ieškoti. Na, mūsų dušmans patenkins. Karočią, atvarėm nusipirkti telefono kortelių. Saka, bahurs, tik tais kešą neturim. Tai nieka taka, saka, tavi paveš iki bankomatą. Tai va, sėdim ant parkletviese. Įlėkiam, veška čia kažkoks senis. Nereik nei šalama mum, nei dar kažko. Eismas, tragedija. Bet važiuot gali. Kažkoks košmaras, blemba. Xin chào. Ciao, xin chào. Xin chào.
eismas, nieks niekur nežiūri, važiuoji belė kaip. Viena taisyklė, neatsitrenk į nieką ir viskas. Daugiau niekam nerūp nieks. Išsikvietėm grabą, nu ne karstą, motorolerį, ale Uberis, azijietiškas. Tai va, išsikvietėm grabą, laukiam, kol atvažiuos, kad nuvežtų mumis iki mopedų parduotuvės. Esam susirašę su tokia damačka. Tien Huyen berods, vards pavardė, arba kažkas taip panašaus. Tai va, atvažiuos, įbandysim lėkti. Nu ką, ponai ir ponios, važiuojam. Važiavo damačka pas mane. Sin čiau. Sin čiau. Lėkiam. Čia sumokėjom €1,50. Važiuosim apie 7 kilometrus. Kainos tokios. Lėkiam. Eismas nenormalus. Visi signalim. Bet signalim nežinau dėl ko, nes nieks nereaguoja realiai. Kam to reikia? Kas čia daros, ką? Kur mano kolega nurūkė? Ai, va ten tolė jau matos. Va taip, o mes važiuojam mopedų pirkti. Kažkas išsikraustė. Svarbu pasignalinti yra. O kad tai nieks nereaguoja, tai niekam nerūpi. Hello! Visi draugai. Į gimtadienį išvažiavo. Atvažiavom. Einam dabar ieškoti. Kem 3. Tfu Huyen. Jo, kem 3 čia. Tai čia turbūt einam. Gal spagas neišgins. Kem 3A, mums reikalingas 43. Fu. Hello? Nieko nėra. Parašykim gal. Upsi. Hello? Mrs. or Miss? Oh, parplay. Speak English? Nope? Okay. No English. O, vienas parplys. Jo, vienas. Ir... Nu, turim čia tų parplių. Kadangi angliškai nešneka, einam su vertėju pasidarysim. Nu va, nupirkom mopedą. Va tokį. Tai dabar reikia kaladėlės pakeisti galinės. Ir bus okei. O, draugelis. Padarė mum arbatos.
arbata yra negeriama. Tokia šlykštynė, brūdiška. How to say? Tea? Cha? Cha. Good, cha. Tai va, sėdim, geriam arbatą, laukiam, kol pakeis kaladės, galėsim lėkti trasą. Nors kits mopeds yra tik tais, sakė, už 5 minučių kažkur kėlė nuo čia. Tai vėl ten neaišku, nuvažiuosi, reikės palaukti, kol pakeis, kol sutvarkys, nes irgi atvažiavom. Tai tuo nėra, su pirštais subadėm, aha. Nu, tai tipo valandą 2 reikės palaukti. Tai tą valandą 2 gavos taip, kad tai arbatos, tai išein kažkur, tai dar kažką, tai, nu, taip, diena ir slenka. Parvažiuoja antrą motociklą išbandydams. Atsitrenk. Na, kaip? Nepraėjo nei porą valandų garaže. Išbandinėjam antrą mopedą. Blemba, kol pakeitė tas kaladėlės, kol veidrodžius, kol ką. Biškėlį užtruko, bet lyg ir viskas, lyg ir šiaip tai miegą noriu pavargęs, dar tik 12 valandų čia, o jau esu nemegojęs daugiau negu parą. Nu va, grįžt mano kolega, nežinau, buvo kelius kartus užgesęs, tuoj įvertins. Ja. Eismas. Na, kaip? Thằng ghét lên chưa? Put. Ir sankaba sutvarkyta. Nó cho trùng. Ok. Bạn thả thế No. Gerai, dar reik put. Here với gắt. Gerai? Ok. Good. Na va, taip va pasitink mūsų pirmasis viešbutis. Kolega maudos, dvi lovos, telikiuks, mes čia aišku jau daiktus išsimėtėm. Aš ką tik buvau į dušą įlindęs. Nu va, čeinikiuks, arbatos, vandenuko, 2 taurės romantiškai, ką čia? O, ir halatai, kaldrų jeigu reik, seifą turim. Nu pasaką klausyk. Parodysiu dar, kaip atrodo Vietnamo pinigėliai, dongai. Taks, čia eurai. Taip, 20 000. Kažkoks dėts nupiešts. 10. Toks. Tas pats dėts nupiešt, tik spalva kitokia. 50. O ne, čia jau 500 štukų. Tas pats dėts vėl su kitokia spalva, ar biški ilgesnis. Jo, ilgesnis. Čia dar 500. Nu, čia daug po 500. Tai va tik tiek. Dar turėtų 50 štukų būti. Bet dabar neturiu. Tai aš jau, blemba. 1 lems, 2 lemai, 3. Nu, ką čia turiu. Ir ką aš ne milijonierius? Gyvenk ir žvenk. Pasaka dar tik. Ubagai vis. Va, į milijonierius. Buvo ubags, atvažiavau, patapu milijonierium. O ko ne? Tai va, o jeigu rimčiau, tas 1 1 032 eurai. Tai, ne, kažką tais nestebuklai. Tai va, išsimaudysim dabar. Kolega va išsimauda. Keliausim pavalgyti kažkur tais. Pavalgysim, nežinau, reikės į miestą keliauti kažkur tais. Kažką pasižvalgyti biškiuką, pasižmonėti, nes palei mūsų planą
Pabūnam šiandien ir rytoj Hanojui. Nu ir toliau ką? Judam šiaurės link. Čia jau ir taip šiandien realiai nemažai mes pamatėm. Vien važinėdami tų mopedų beieškodami. Bet irgi eismas tragiškas, bet išmokom realiai važiuoti. Kai suki į dešinę, svarbiausia yra nežiūrėti į kairę. Nes jeigu pažiūrėsi į kairę, ten atvažiuoji didelis eismas šito motorolerių mašinų. Tai jie saugo, kad tu važiuotum tvarkingai. O jeigu tu pasižiūrėsi tą kairę, sustuosi, nu, tada jau bus bėda. O, tada jau iš galą hebras tuos, prasidės signalinims ir visa kita ir visa kita. Nu, vienu žodžiu. Parvažiavom, atrodo viskas okei. O, va. Tai va, ką, mes keliaujam rengtis, keliaujam valgyt ir susitiksim vėliau biškiuką. Lemba, atlekiam biškį į miestą. Sakom, eisim užkast kažkur kažką tais. Tuo gatvės maistą nuo pirmos dienos nelabai norim, kad netektų paskui ilgai ir nuobodžiai viešbutį sėdėti ir smegtą gerti. Tai atvažiavom. Ir čia blemba, o, gyva velnė, visko. Didelį gariūnai. Nori bambukų, nori gėlių. Prezentų visokių. Ką čia, ko nori, tuo rasi, ko tik širdelę geidžia. Einam gal per perėją. O, sėdži. Na, pereisim. Atsargiai, bet perėjom. Svarbiausia, kilimų vaisių. Kur einam? Nei pats nežinau. Ieškom kokios valgyklos. Be tokių rast. Amba sunkiai. Buvo vieną. Užmatėm iš tikrųjų tokią nemažą ganėtinai. Ir žmonių daug. Ir realiai vien moteris. Sakom, mainam ten, atsisėsim, pavalgysim. Priėjom arčiau. Visos susėdusios. Vien saulėgražas gliaudo. Ai, sakom, nuo saulėgražų gal nelabai pavalgysim. Einam toliau. Tai ir keliaujam. Na va, eismas vykst, visi signalin, kas netingi. Tu šiaip per vaisius. Šis nieks neaišku. Jūros gerybės, krevetės. Kaip mėsytė. Nenorėtume paragauti? Tiesiog prie plus 23 ant stalo padėta. Sako, kažkas nusipirks, galės gaminti. Visada švieži, natūraliai laikyta. Nu ką, bandom ieškoti kur valgyti, nes jau žarnary. Dar realiai Vietname nieko nevalgėm. Buvom viešbutį kabinę savo užsukę tą restoraną, bet pasakė, kad užsidaręs ir dirbs tikrai vakare už 2,5 valandos. Per tiek laiko ir numirt gali žmogus. Atėjom į kavinę. Mūsų sriubytė. Jautieną matau. Jautienos dešrelė plaukiui. Salotos prie sriubos. Kavinė kokia dydžia. O staliukai, mažiukai, visiškai. Kėdutės irgi, o, tokios. Kaip jie taip sėdži? Kojas visiškai sulenktos. Blemba. Jeigu taip sėdėti ilgai, nežinau kaip būtų. Pakirstų ir kojas, ir užpakalį, viską. O kaip dabar su tais šiaudeliais valgyti? O kaip sriubą su... Nu va čia taip papuoliam. Va, Antanai yra šaukštai. Žiūrėk, va. Aš jau užsigandau, kad reikės valgyti sriubą su tais, su pagaliukais. Nu, būtų buvę bairių. Nu ką, pažiūrim giliau, kas čia yra. Makaronai, dešrelė, kažkas neaišku kas, jautiena. Kaip skonis? Tai vištienos. Vištienos? Valgyti galima, skanu? Nu, paragaukim. Pirmą kartą vietnamietišką maistą. Realiai, vištienos, buljonas. Grinai va, kaip buvom išpakis, vištienos skonio. Šiaip atrodo tikrai neblogai. Manykim, pataikiam. Varom turistinių vietų paieškoti. Ir blemba, pakeliai
vien šiukšlės ir dar priedų myžalai smirči. Bet ant tiek blemba, toks jausmas, kad jie čia myš pastovi tie, čia autobusą vairuotojai greičiausiai, nes čia pilna tų autobusų sustoja kažkam buteliuke tokiam nuo vandens. Irgi primyšta buvo numesta normaliai. O kad čia šiukšlės kažkas rinktų, kažką tvarkytų, kažkaip nežinau, sunkiai tikėtina. Autobusas. Autobusai tai gražus, nenudaužyti, nauji atrodo tokie tvarkingi. Nežinau kaip viduj, bet iš išorės tai liuksiškai atrodo. Šiukšlės į maišelį sudėtos. Nu nejaugi jau buvo ant tiek sunku į šiukšlinę išmesti. Nu bet ką dabar darysi? Svarbiausia, mes gamtą saugom. CO2, išmetamasias tas dujas visokias, neteršiam gamtos, rūšiuojam atliekas ir viską. Bet Vietnams pavara dvigubai porcija didesnė negu mes. Keliavom, sugalvojom į šventyklą čia tokią užeiti. Ir keliaujam su šortai savo atsipūtę. Tokia moteriškė, pagyvenus jau gan gerokai, pamatė. Oi, ne, su šortais negali. Nu jo, nors iš ten hebra jau išein su šortais. Tai nežinau, mumis tai papuošiava. Einam tokie. Tai aš nežinau, arba čia mumis pagaidina. Arba, nu, nežinau, bet ein hebra va su šortais, matau. Tai bus greičiausiai prigavę, eilinį sykį. Nu ką dabar? Nenorėkim, kad atvažiuoji į užsienį ir tavęs neapgautų. Kitaip nebus. O va, einam pažiūrėti šitą reikalą. Kas čia bus? Kaip čia kas atrodo? Blemba, atrodo tai gražiai iš tikrųjų. Toks bokštėlis. Žmonių irgi yra pilna. Čia bilietus reikia kažkokius pirkti, nereikia, nieks neaišku. Mokamai, nemokamai. Nu, pažiūrėsim. Žmonių pilna, ekskursijos. Nu ir mes brauname su visą tą minę iš paskos. Na jo, iš mūsų visi žvengi, juokias, tai man atrodo greičiausiai bus apgavę. Pagaidina, kai durnelius. Susimokėjom 7 eurus. Ne 7, nu jo, beveik 7 eurus susimokėjom už tas karas dvi. Iš vis norėjo apgauti. Saka, mokėk 15. Ne, sakau, nori 7 duosiu, nenori kaip nori. Va, nu ir einam, apžiūrėsim. Kaip čia atrodo ta jų šventykla. O, nu fainiai, ką? Buda. Einam čia gal. Kur nėra tų žmonių tiek daug. O. Kiek čia to aukšto? 2, 4, 6. Na jau pasimetė. Pasimečiau net. Nu gražiai atrodo, tikrai. Kas čia? Ai, čia jie pririšti, tiesiog priklijuoti. Dirbtiniai. Ar ne dirbtiniai? Ne, yra stebai. Blemba, tikrai. Kokia dydžia. Nu jo. Nu, gražiai atrodo tikrai. Einam toliau pasižiūrėti. Bet va čia va viskas sutvarkyta. O lemputės yra išvedžiotas, jeigu naktį ateitum vakare, kai tamsu. Ir kiekvieną aukštą va, apvedžiuoti. Nu, žiauriai gerai turėtų atrodyti. Einam toliau pažiūrėti, kas ten dar yra įdomaus. O toliau čia kaip ir nieko gal. Va, ten yra va šventykla, gal į vidų gali įti, ar čia restoranas. Einam pasivaišyti. Nuotraukų kažkokių. Illustration for the law of karma. Nu jo. O.
Jeigu kas su karma labai draugauja, tai va galite atvažiuoti paveiksliukų gyvą velnę. Išsiaiškinsit, kaip daryt, ką daryt. O, ir jeigu nedarysit, kas nutiks. Čia ant uolos padėta. Realiai įspūdingiausia, įspūdingiausia, tai man čia yra tas bokštas ir šitie vaisiai. O čia šventykla. O, nusimaut batus, o, jeigu pasimelst nori. Einam į vidų? Einam biškiuką. Smaukim batus. Va čia tai aš pilnai tikiu, kad su šortais negalima. Tai sakykim, neapgavo. Pridėta vaisių, obuolių, bananų, šaibų užkišta. Kiek čia užkišta? Štuką. Bet čia kokios valiutos tikrai. O, gal ir Vietnamas. Kvepia tai skaniai. Vienuoliai. Čia ta dar mumija supakuota. Obuolių, bananų. O, dar valiutos. Saldainių pakrauta. O, jeigu nors yra. Nu, vienuoliai badu nenumirs, manau. Ką, apleidžiam vienuolyną. Keliaujam toliau pažiūrėti. Gal dar rasim ką. Atėjom dar į vieną čia šventyklą. Realiai gal netgi tą patį, tik iš kitos pusės. Kas čia per vaisius? Čia blemba gal netikras. Net neįsivaizduoju. Vyras kai skaniai kvepia. Čia samurajai sustatyti. Čia va vienas rimtesnis toks pastatytas. Taurė kažkokia. Ten toliau va gali nueiti. Nu, galėtum nueiti, jeigu nesaus užstatys būtų aišku. Nu, čia dama meldžias. O, sausainių, apelsinų. Kolos va padėta, jeigu nori. O tas gerai atrodo. Jamba, o čia va vėl sausainiai, saldainiai, vaisiai va. O, saldainiai. Lemba, aš nesuprantu. O čia jų tie dievai tiek saldumynus mėgsta. Lemba, nu, saldumynai, pinigai. Kam tiem dievam tie saldumynai? Keliaujam dar iki vienos šventyklos apsižiūrėti. Navigacija rodo visą laiką tiesiai. Ėjom. Ir karočią, mūsų keliai check-ins pasidarė. Ne check-ins, blemba, checkpoints. Securities to viską pro metalo vartus tuos turi praeiti, iškraustyti iš kišenių. Ir negali praeiti eilinis sykį su šortais. Mes jau tas karas buvom nusimovę, nusijėmę, vėl reikia apsimauti. Tai va, ir atėjom į tokią aikštę. Tiesiog tuščia aikštė, nu čia aišku pastatas kažkoks. Ką čia rašo? Hošiminas. Čia kareiviai stovi, kažkokie ten baltai apsirengę. Tai realiai kas čia yra? Čia gal kokie paradai vyksta, blemba. Toje aikštėje, neįsivaizduoju. Ten vartai, žiūrėkit, nu nelabai matos, blemba. Ten toli vartai tokie, kaip auksiniai. Gal visai ir įdomu būtų. Bet kas čia per vietą? Nu reikės paguglinti iš tikrųjų. O, apsaugas tu, neapsauga, čia jau kareiviai. O, esu kareivių fotkinas. O, bet hebra va su šortais, du su šortais. O mum lemba liepia apsimauti tuos sijonus. Tai vaikštam kaip durneliai. Nu jūs pažiūrėkit, kas čia daros. Motoroleris ant motorolerio. Eismas. Pilnumoj. Čia pika valandos gal prasidėjo pas juos ar kaip. Ir mes dabar irgi jau keliaujam prie savo parplių. Pasimsim per tokį pat eismą. Bandysim važiuoti iki savo viešbučio. Aš labai tikiuosi, kad viskas bus okei. Žiūrėte, žmogus per gatvę eina kaip niekur nieko. Eina, sau kas čia daros. Kosmosas kažkoks.
Nu ką, ponai ir ponios, grįžom iš pasivaikščiojimo. Nei kojyčių, nei rankyčių. Man kaip mažai judančiam prasukau šiandien beveik 15 km pėsčiom. Aišku, visi juoks, kas čia tėra. Aš dar be 3000 žingsnių per dieną praeinu. Nes jūs įsivaizduokit, kokį krūvį apturėjau šiandien. Tai va jau dabar esam viešbučio restorane. Laukiam, kol atneš pavalgyti. Greitai užkandam. Dar sulaukstam iki baseino. Padarom vieną aniurką ir tada tiesiai į sapną. Nes šiuo metu jau yra apie 30 valandų, kai esam be miega. Tai tokie gyvi lavoniukai vaikščiojam. Atkeliauja mūsų pietukai, tiksliau vakarienė. Looks delicious. Chicken, this one. Wow. Nu ką, bandom ragauti. Jautės mana. Pabandykim. Skanu. Skanu kaip pas mamą. Kaime. Gardumynai. Nu ką, keliaujam baseinan. Baseins mūsų. O, čia vėjas biški nemažas. Bet baseiniuks tokia dydžia tiktais. Nedidelis. Tiesiai į gatvę. Pasiėmiau chalatą viešbučia, bet chalas toks frotinis. Toks biški drėgnas gal. Toks kaip iš močiutės pintos, ką tik ištrauktis, bet nieko nepadarysi. Tai ką, žinau, man atrodo, einu įkrentu į baseiną ir keliauju tiesiai į lovą. O mes pasimatysim rytoj. Tad neišjunkit kanalo, tuoj grįžtu. Nu ką, keliaujam baseinan. Baseins mūsų. O, čia vėjas biški nemažas. Bet baseiniuks tokia dydžia tiktais. Nedidelis. Tiesiai į gatvę. Pasiėmiau chalatą viešbučia, bet chalas toks frotinis. Toks biški drėgnas gal. Toks kaip iš močiutės pintos, ką tik ištrauktis, bet nieko nepadarysi. Tai ką, žinau, man atrodo, einu įkrentu į baseiną ir keliauju tiesiai į lovą. O mes pasimatysim rytoj. Tad neišjunkit kanalo, tuoj grįžtu. Labas rytas, gerbėmieji. Ankstus rytas 6 valandas, blemba, jau pakilom. Keliaujam papusryčiauti. Šiandien planas mūsų toks. Einam papusryčiauti ir šaunam, susiradom kalėjimą Vietnamą. Kažkoks ten muziejus istorinis. Tai fotkės greitai permetėm, atrodo įdomiai. Tai bandysim nuvažiuoti tenai, o daugiau dienos eigoj dar kažkur tais vienur kitur pastrinsim po Hanojų, o rytoj apleidžiam patalpas. Nu va, pusrytukų stalas, salotos, padažai, ką nori, čia kažkas verda. Saldumynai, kavos arbatos, kas čia gera. Sriuba kažkokia, neaiški. Čia dešrelės ir kažkas neaišku. Daržovės ir mėsytė. Makaronai su mėsa. Atrodo, skaniai. Skanumynai, kiaušiniai ir bulvytės lyg ir. Va, vaisių stalas. Realiai, kaip viešbutis nakčiai 2 žmonėm kainuojantis apie 20 eurų gal. Su pusryčiais jau įskaičiuotais, baseino ant stogo, tai
Manykim, kad tikrai nėra brangiai. Nu ką, lekiam kalėjimą apžiūrėti. Gatvelėm tai Vietnamą. Nu, su kokiais nešuliais. Nu, su tam... Ai, super, gerai. Tuo išlėksim į pagrindinį. O, praleis. Antans iš galo tik signalin. Nu ką, įvarom. Žiedo važiavimo ypatumai. Tai kas pasakys, kad aš prieš eismą varau? Ne? O taip. Negi dabar suksi čia ratą kažkur tais papildomai. Ir kiek laiką, kiek kuro išein. Nesąmonė. Nu, varom pažiūrėti kalėjimą, kaip atrodo. Sakė, vyks renovacija, 30% uždaryta. Hey guys, you start over here. This way. Thank you. Oh, guys. Guys, come in and take a look first. Hello. Yeah, hello. Come in, please. Okay. Hi there, we have the audio guide here and it's like a tour guide and we will tell you all story about this place. It has the rental fee to be 100,000 for one device with this headphone. I'm already... Listen. Oh. No, we're alright, thank you. Thank you so much, you can tell us as well. Thank you. Apseisim be gidą mes. Vis tiek pusę nesuprasim. Tai va čia greičiausiai renovacija vyksta už tos sienos. Kalėjimas. Langinės būdavo vis tiek. Medinės. Nu, einam apžiūrėti. Čia hebra streikuoja gal, ar čia bausmės gavom? Tai jo, tas viens lup, o vis tie rėk. Arba lup daugiau, arba ką čia darai. Vienas iš dviejų. Nu, gerai. Bet va, tvarkingai va. Please continue to visit. Ir rodyklės. Nėra taip, kad eini, nueini kažkur kur. Čia kalėjimo kamera, tamsu. Langelis toks. Čia jau bus kažkokia istorija. Klausyti reikės. Nežinau, ar čia kalėjimo kamera tokia. Galėtų būti gultai, ką reikia palikti. Tamsu. Tipo kaip šeimininė, čia vyras už mano kalėjimą. Čia vyras už mano kalėjimą. Nu, dviese praskaltai, dviese sėdi, tada nėra taip blogai. O čia. Nu, čia irgi tas pats. Toks pat dydis. Daug skaitimo. Kolega paskaitys, praneš.
Mes šutinam toliau. Čia dar užrakinta. Bet spalvos parinktas tokios tamsiai šalia, pilka. Nu, kad linksma tikrai nebūtų. Nu, čia visą, ten visą suprantu. Mini filmą, ne? Nu jo, nu čia. Visa istorija. Jie, vyru ir moterų kartu čia. O. Bet tai čia jų daug būdavo. Ir čia su vaikais skaityk. Ir vyrs, ir moteris, ir vaikai. Visą šeimyną. O, giljotina. A ne? Bet nėra jau dabar tą peilę nebėra. Ai, va, viršų peilis. Nu jo, giljotina. Prancūzų kolonijos. Nu jo. Tu sako, žiūri. Žiūrėk. Iš po giljotinos. Kaip tokie vaizdiniai jum galvos. Krepšuose sudėtos. Eik, savo. Biški žiaur, ką? Čia lupdavo. Bačka pastatyta, kas tai bačkui tuščia. Komin čia pastatyta. Jo, paveiksluota, kad kažką pildavo. Kažką pildavo. Valydavo, kameras, kažkas, šūks. Nu jo. Nu, prie kanys yra parašyta Fill Can. O, prie bačkos. Ai, va, prie bačkos. Nu, tiesiog baro. Nu, bačkina ir. Nu, vienu žodžiu. Čia jau šiuolaikiniam šitiem parašyta, kad kanistra ir kanistra, o bačka ir bačka. Nu, ja. Boksa pirštinės. Nu, čia. Čia, kas čia, antrankyt? Nu, ne, negali būti. Nu, Iron Shank, nu, tipo antrankyt. Bet tai tokia didžia, tu čia blemba. Nu, kad nesugavotum bėgti. Tu kur tu pabėgsi? Tai matai medinimo. Tai gerai, bet tai tu su tokiu kur tu čia pabėgsi? Laikysi su savim tą naštą. Čia blemba. Paneštuos įmanoma. O, ten dar kamerų yra. Koridoriai, siauri. Koridoriukai. Pasišė, tulikų žiūrėjau. Nu jo, žiūrim, tai tulikų nėra. O tai čia gal... Tai va čia gal kai vienutės tokios. Nu čia jaučiu kažkas to. Čia atsiguldavo kažkaip. Ir bandydavo. A, žiūrėk, už kojų rakindavo. Už kojų rakindavo? A, jo, va. Aha. Eik tu savo. Prirakint, taip skaityk. Ai, čia vietos dar yra normaliai. Gali gyventi panašiai. Tai gal palik parisvačiu. Ne, man atrodo, aš per valandą jau čia išprotėčiau. Nu jo. Nu, baisu. O čia bus tas pats, aišku, jau. Ne, čia daugiau. Nu, čia lanks didesnis biškelė. Bet tai... Lanks, kiek čia grotų? 1, 2, 3, 4. Nu ir dar plius tas. Panašu, kad jie turėjo supergalių. Nu jo, per 5 išsivaduot. Siena, nu irgi, kiek čia? Per gerą sprindį. Nei tu juos pragriauši, nei tu grotų, nu, net čia jau konkrečiai. Turėjai būt galinks, jau iš čia pabėgti. Bet jeigu bėgsi ir tave pagaus, tai tokiu atveju tavęs lauk, va tik tas daiktas. Tai kad, ponai, atsargiai, bėgti neverta, įtariu. Nors, iš kitos pusės, jeigu gavęs iki gyvos galvos, greičiau sulauksi tos teismo dienos.
Bet aš priimu, tu vis dar nugaros bandydavo ir jie matydavo, kaip jis pėlis įmė. Ne, jau akim į krepšą. Matydavai, kur tavo galva atsidurs. Ne, tai jeigu tą peilį matyti, čia iš vis. Na ir apsišykti ir apsimys spėjai. Memorials. Bet viskas, va, žmonės surakinti. Tokia, nu, biški liūdna vieta iš tikrųjų. Irgi sienos aukštos, kad nelabai pabėgsi. Na ir aišku, memorialo, kaip be vaisių ir saldainių. Neįmanoma, va, cigaretų dar yra atnešta. Jeigu kas nori, nu, kaip jums patinka, šviežiai plovą kažkas išvirė. Smilkalų, o čia cigarečių kažkas dar padegė, paliko. Nu, čia jau brudai kažkokie. Nu jo, vandens. Gal davai už tą jų kančią padėksiu ir aš vieną smilkalą. Nu taip ar taip. Žmonės ilgai kankinos, kaip bebūtų, ir įtariu gan sunkiai. Nemanau, kad ten būdavo labai aktualūs tie teismai, ar tu kaltas ar ne. Tiesiog roža nepatiko, važiuojam. Ir viskas. Nieks nesižaisdavo. Nu ką, pasivaikščiam po kalėjimą. Na, buvo vietų įdomesnių, buvo nelabai. Ten, kur nuotraukos yra aprašymai, tai nelabai aš ten linkęs daug skaityti. Bet kur giliotina, tos pačios kameros, ten antrankiai, nu visai įdomu buvo. Aplankėm realiai visas vietas Hanojui palei Google lankytinas. Daugiau, kad ir kaip būtų keista, Hanojui pamatyti daug kažko nelabai yra ko. Tai va, tai dabar užsukom į kavinukę, užsisakėm kavos. Aš pasiėmiau sūdytos, kaip suprantu, su druska bus. Kolega pasiėmė su pienu, tai atrodo kažkaip taip. Mano sūdyta, kolegos su pienu, balinta, nors pieno nesimato, atrodo viskas atvirkščiai. Nu bet, yra kaip yra. Aišku, prie kavos vandens, nes matyt labai stipri bus. Tai va, o šiandienos planas toks. Persikrūstėm į kitą viešbutį. Tai nusimetam daiktus, išeisim dar aplinkui po rajono biškiuką pasivaikščiot, nes reikia apsipirkti keletą daiktų. Reikia sėdynę gelinę, norim nusipirkti motoroleriui vienam, dar tokių smulkmenų. Ir viskas, grįšim į viešbutį, pabūsim baseinę, nueisim, pavalgysim, pailsėsim, o rytoj jau leidžiamės į kelią. Rytoj lekiam link Laoso sienos jau, link šiaurės. Apie 433 km berods, jeigu gerai atsimenu, iki artimiausio mūsų kaimo, kurį mes norim pasiekti. Žinoma, rytoj nuvažiuosim tik kokį 100, gal truputuką mažiau, bet, nu, žiūrėsim palei aplinkybės, kaip bebūtų, svarbiausia palikti Hanojų. O toliau bus kaip bus. Tai va, o dabar jau ką? Paragaukim kavos teisingai. Ko mes čia susirinkom? Sūdytos kavos paragauti. Tiek jau išgyrė, o aš juos tai būsiu neparagavęs prieš jūs ir nepasakęs, kas per skonis. Nu ką, aš jums galiu pasakyti. Jeigu jinai sūdyta, aš jokios rūmo nejaučiu. Stipri, aitri kava. Nu, šalta, su ledukais. Ko sakiau, šiuo į kelionį įvengsiu, tai ledukų. Bet toj kavoj jų yra gan nemažai. Bet tikėkime, mes gyvensim. Viskas bus ok. Na ką, o dabar jau tikrai atsisveikinu. Jeigu jau pažiūrėjot, paspauskit like, nepagailėkit. Parašykite komentarus, kas jums patiko, galbūt kas nepatiko. Galbūt jūs žinot kažkokių įdomesnių lankytinų vietų, kažkokių lokacijų turit. Pasidalinkit, būsiu tikrai dėkingas. Pasidalinkit šio video su draugu. O dabar
Jau sakau, pasimatysim kitose video ir ate.